padariau, ta prasme, minučių išėjau, Zaporožės puolė man. Tai paskui dar sykį pabandžiau nufotkinti ir prasidėjo mušęs. Galiu parodyti. Su juo vyko grumtynės. Labai išgėręs. Man fotkinant skydiniai ten, nu, šiaip negali būti pasislėpę žmonės. Tai va, jisai tenais. Jūs negalite šitą teritoriją, čia yra viešbutis, turi suderinti su šio viešbučio šeimininko. Kur tas šeimininkas? Tiesiog reikia ieškoti, aš nežinau, kad... Ne, tai puolė žmogų, ne? Jeigu jūs puolė žmogų. Aš nemačiau, kad čia būtų pulkas. Mes turime įrodymus, nuotraukas, video medžiagą. Taip, gerai, bet aš turiu suderinti, aš einu į... Suderinti prasme. Kada jūs užpuolė? Kiek čia? 5? Prieš 7 minutės kažkur. Nu, vat iškart jums ir skambint. A su kuo užpuolė? Su rankomis? Su rankomis. Jie draskė žmogui visą ranką, negi nematyti. Ne, žmogus, jeigu norės, kreipsis į komisariatą parašyti pareiškimą. Čia gydytoja galvausia? Netikėta. Sako, vyksta jeigu? Ne, kuris nukentėjęs? Jūs vyksta dabar komisariatą? Tai jeigu jūs girtumą tikrinsit... Mes girtumą tikrinsim. Jūs turite teisę parašyti pareiškimą dėl šeimų. Rašot pareiškimą? O jūs girtumą tikrinsit? Ne, aš jums aiškinu. Rašot pareiškimą dėl šeimų? Aš, nu... Rašysiu, bet aš klausimas, ar jūs girtumą tikrinsit žmogus? Aš pats girtumą netikrinsiu. Nu, gali prisistatyti? Ko vardavys? Aš Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato, patrulių rinktinės, pirmo skopo pirmo būrio, patrulis Kozlovskis. O kokiu pagrindu jūs jam tikrinat girtumą, o tam asmenį Mes kol kas niekam netikrinam. Kol kas nekam. Bet jūs jį dabar kreipėtės dėl girtumo, ar ne? Nesikreipiam, mes kreipiamės dėl pareiškimo. Dabar rašt pareiškimą? Rašyk. Rašyk. Dabar išėjom, prašom gal link išėjimų. Čia restoranas užsidaromas. Administracija pagėdavo, kad jūs išėjate. O kiti asmenys užsidarę tarnybinėse patalpose neturi išėjti? Ar jūs tik Restoraną užsidarot, ar vienus išvarot, vieną pusę? Netreba širdis? Pirmą kartą gyvenime. Kada kitą asmenį? Policija, atidarykit duris. Čia atidarytos duris, jis tik užrėmęs jas. Užrakinę. Tai mes stumtelėjom prieš tai ir vėjom. Dabar jis užrakina. Pareigūnai paprašė pastatas. Sakė, pabandykit. Užrakintas? 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 Adaros duris nelūžta. Tai ten ragismas ar ne? Buvote jūs ir jūsų kolega, nustatėte ten esančią žmogaus pareigūną. Čia veikia, aš nesuprantu. O ką, vyko Koks tenais jūsų reikalas? Čia gal užsakyta? tarnybinės Koks jūsų reikalas? Jūs nakvynė nuomojate skydinę? Koks jūsų reikalas? Čia yra privačios patalpos. Bet jūs pareklamuokit savo viešbučio paslaugos. Prašom, išeiti, jūs nesuprantat. Palaukit, kokiu pagrindu mus išvarot, o ten esantį žmogų Koks jūsų reikalas? Labą dieną. Čia durys yra tokios neužrakintos, bet ten vienas žmogus labai stipriai laiko iš vidaus. Pareigūnai sako, mes negalim jų atidaryti šitų durų. Ką darom? Aš nepareigūnės irgi negaliu. Bet ką mums Bet kaip gal jūs žurnalistams galėtumėt daryti? pasikalbėti su tuo asmeniu? Mano patarimas labai paprastas. Žurnalistai turi stebėti, laukti, fiksuoti, rašyti ir pranešti. Tai pranešėm ir užfiksavom viskas. Viskas padaryta. Dabar jau bandom Pabaigą sužinoti. vadovybei šitų neryžtingų policininkų pasiskambinti. Taip. Dabar jau nebesako, kai įrodėm, kad ne. Visuomenė žino, kad nacionalinis transliuotojas atspindi visuomenės balsą. Mano, kaip gydytojo patarimas, sveikata brangiausias turtas. Saugotkite visų žmonių sveikatą. Adės ir priemonių. Gal ir nuneš?
Aš gavau nuo administracijos pareiškimą, kad jūs nepageidautumėte šitose fotografijose. Fotografas parašė pareiškimą dėl užpuolimo to asmens, kuris yra tame kabinete. Ir jūs nesimate jokių priemonių. Taip. Mes nesėjom. Buvo du ekipažai atvažiavę. Jūs Kam neginate jūs jų rašėt pareiškimą? Tai jūsų... Šviurė. Tai nukentėjai. Mes iš tikrųjų, mes galim dar kartą paskambinti jiems, arba galim... Ne, jums tai parašyti jie čia yra, pareiškimą. jie čia yra, kartu atvyko. Ai, tai jūs su jumis, jo, jų tie pareigūnai, kurie priėmė pareiškimą. yra. Ai, aišku, labai įdomi. Supratau, gerai. Taip. Dar Kurią pusę palaikote? Dar kelis pervus numeskit. Kaip? Ir rytoj pakomentuos ministrus. Atsiprašau, galėtumėte Bendrausime tik tai prisistatyti? koridoriuje. Galėtumėte prisistatyti? Taip, patrulis Arūnas Juško. Labai malonu, Arūnai. O jeigu mes dabar O nepasitrauksime, jūs dėmesį? visi neprisistatėte. Mes galim prisistatyti, dienraštis LT Saulė Žemaitytė. Jūs mano duomenys jau užsirašėt pareiškimą. Taip, jūsų duomenys aš Sakėt, užsirašiau. Galit pateikti dokumentus visi. O beje, Pareigūnė kokiu vyr pagrindu? patrulė, galima jūsų Kokiu pagrindu? Nu jau aš jums prisistačiau jūsų duomenys. Bet Aš kokiu irgi pagrindu? nusistatysiu. Kokiu pagrindu reikalauja dokumento? Asmens tapatybės nustatymą.